Ragučiai su nagučiais. Marti labai neapkentė Anytos. Ji žinojo, kad jaujo į rankas velniai. Kartą nugabeno Anytą jaujon ir paliko ten per naktį. Susirinko velniai ir siaudžia. Vienas sako jai: kotre, paduok ragučius su nagučiais. Kaipgi aš jums paduosiu, vaikeliai, kad man labai šalta. Velniai to jai atgabeno duknas ir vėl praėjo. Dabar jis sako, neturintis šiltų kailinių, paskui batų. Ir taip velniai visko nešė, kol pragydo gaidys. Rytą eina Marti išmesti Anytos kaulų. Buvo tikra, kad velniai jau ją suėdė. Ogi žiūri, ta guli savo apkrauta visokiomis gerybėmis. Kitą naktį nugabeno Marti savo močią, apklojo šiltai ir paliko. Vėl susirinko velniai ir vienas sako: kotre, paduok ragučius su nagučiais. Nei aš žinau, nei aš duosiu, papūskit man į uodegą. Velniai toje ištraukė ir bematant užtąsė. Eina rytą Marti parsinešti turtų, ogi žiūri, jos močios tik kauleliai belikę.